Здравствуйте, дорогие телезрители. Hi everyone. Bet pratęsiu lietuviškai. Darau tokį pranešimą jums, nes matau, kad vyksta didžiulis nesusipratimas tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Ir mano tetė, vaikystė, kai aš buvau visai vaikas, kai darželį tik pradėjau eiti, buvo labai nusipykęs ant mokslo įstaigų, kad mane norėjo mokinti iš pradžių rusiškai, o ne lietuviškai. Tipo, pirmą kalbą bandė mokinti rusiškai, bet ten kažkas įvyko po to, kad vis dėlto jie mokina tą... Abidvės pradėjo mokinti kalbas. Dar kitą pasakysiu jums faktą, tokį dar vieną, kuris čia yra svarbus. Mano močiutė buvo labai žinoma ir labai gerbiama lietuvių kalbos mokytoja. Aš gal kada nors jums parodysiu, gimtadienio progai man dovanodavo atvirutės ir ten linkėjimus parašydavo. Ir man labai patikdavo jos raštas. Ir mintis, aišku, ten mintis yra labai nuostabios, nes jinai buvo labai širdinga moteris, gera labai lietuvių kalbos mokytoja. Bet dar man labai patikdavo, aš žiūrėdavau tą raštą ir jis būdavo raitytas, toks dailyraštis, pasakykim taip, dailyraštis. Jinai rašydavo dailyraščių. Ir aš tas atvirutės žiūrėdavau, kaip jinai gražiai rašo, taip nematydavau, kad kažkas taip rašo. Perskaitydavau tas žinutės. Tai va. Ir aš esu lietuvis. Mano močiutė lietuvių kalbos mokytoja yra. Ir man lietuvių kalba yra didžiulė vertybė, žinokit. Man lietuvių kalba yra didžiulė vertybė. Я могу говорить по-русски. I can also communicate in English. Bet aš esu lietuvis. Iš kairės pusės I speak English, tarkim, kairiai pusiai. Anglų kalba. Здесь русский язык. Я говорю и пишу на русский. Нет никаких проблем. Bet tas rusų ir tas anglų, man tai yra įrankiai. Aš esu lietuvis. Aš žinot, kokias mano yra didžiausias vertės kaip lietuvė? Lietuvos gamta. Gulbės, ąžuolai, pelėsis ir kerpėm apaugę. Tai yra mano vertybės. Bet kažkas tai bando man pasakyti, kad mano vertybės yra kažkoks tai paminklas ant sienos. Reiškia, įvyko toks vakar įvykis. Buvo sudaužyta kažkokia tai lenta, ant kurios buvo paveikslas žmogaus. Ir įvyko didžiulis kažkoks toks kaip neaišku, įvykis. Mes gal galime tą įvykį dabar pasižiūrėti. Trumpai, pažiūrėkim tokį video. Jums toj paleisiu. Sekundę. Ir pažiūrėkim, kas čia vyko Vilniuje. Krenta, dūžta. Oi. Sudužai nukrita, ne? Gerai, kaip sakant,
matė mane šitą situaciją. Ir dabar, vat, pažiūrėkim dabar, vat, tokį tekstą. Tuoj. Vilniuje neliko atminimo. Reiškia, mes matėm, kad buvo Noreikos sudaužytas tas atmintinė. Ir aš pradėjau žiūrėti, kas čia dabar vyksta čia toj Lietuvoj, kokios čia yra tos visas vertybės ir kas čia dabar darosi. Reiškia, visą šitą reportažą, kurį aš va dabar darau va žmonėm, va, visai Lietuvai, jo, jis yra neutralus. Aš esu neutralus žmogus. Už mano nugaros nestovi nei komunistai, nei fašistai, nei kapitalistai, nei demokratai, nei socialistai. Vien žodžiu, jokių izmų, jokių istų, nieka. Istų nėra už manęs. Už manęs yra vienintelis dalykas. Tai yra gamta. Gamta. Tai yra vanduo, medžiai, saulė, ten planetos, Saturnės. Vat, čia yra tos vertybės. Tos tikrosios vertybės. Aš esu kalbantis lietuviškai, gimiau Lietuvoj ir yra toks netgi posakis. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būti. Ne? Ar man yra leidžiama būti lietuviu, ar ne? Ar galiu būti aš lietuviu? Aš lietuviškai kalbu. Aš galiu būti lietuvis. Aš pasakysiu. Mano vertybė, žinokit, ne tie paminklai yra, žinokit. Man gali čiuožti tie paminklai kristi, kiek kur tik norit, susikišti tos paminklus, jūs galit kur tik norit. Nes aš nebesuprantu, noriu klausimą paklausti. Tai tas Noreika čia buvo jisai geras, ar jis buvo blogas? Nes vieni sakys, kad buvo geras, kiti sakys, kad buvo blogas, vieni norės jį pakabinti, kiti norės jį nuimti, o aš esu lietuvis. Suprantat, mano vertybė yra ąžuolai, ir medžiai. Čia nėra mano vertybė kažkokia, va, tas kažkoks ženklas, kažkoks tai simbolis. Ir reiškia, pasižiūrėjau aš, kas tas buvo Noreika, kas čia vyka ir kaip man dabar sužinoti tiesą, kas meluoja, kas nemeluoja, kas čia buvo, pavyzdžiui, vat, Grant Gokin sako, teigia, kad Jonas Noreika vadovavo nusikalstamai gaujai LAV Telšiai, kuri Lietuvos Respublikos, Lietuvų tautos ir Žemaičių žemės vardu per vieną mėnesį nužudė daugiau kaip 3000 žydų ir 300 lietuvių. Čia šitą informaciją ne aš teigiu ir sakau, aš ją cituoju jums, tik ne, kad į mane pusę, va, čia nepultų kažkas čia sakyti, kad mane čia reikia atakuoti, ką nors. Aš jums sakau, aš einu iš gamtos ir už mano nugaros nėra, aš niekam neatstovauju, niekiem, nei komunistam, nei fašistam. Aš atstovauju, aš esu lietuvis, aš atstovauju Lietuvą, Lietuvos gamtą ir medžius. Galim taip? Važiuom reiškia į priekį, aš tai ir darau, aš tai ir atstovauju. Matot, lietuviškai kalbu. Mano giminės yra, kaip sakant, močiutė yra lietuvė, lietuvių kalbos mokytoja. Jinai Šiauliuose va čia sodina tarp kitko kaštono aliejų čia va medžius. Jo ir parke yra va sodina mano močiutė medžius. Indat net ant jūs. Kaip sakant, aš turiu visus įrodymus. Jeigu ką čia galite ateiti pas mane ir mes jums pateiksim visus įrodymus. Kad Šiauliuose čia aš esu sens labai gyventojas ir aš į Angliją buvau nuvažiavęs 20 metų ten prabuvau. Pamačiau, kad ten, kaip sakant, kas ten jis yra. Pasiėmiau iš ten, ką ten reikia, visą va patirtį, viską, žinias ir taip toliau. Ir aš esu čia vat grįžtu ir aš noriu Lietuvoje gyventi, galim? Ar galiu Lietuvoje gyventi? Noriu paklausti jūsų visų. Ar čia kažkokiais paminklais, svarbiau paminklai yra tai reiškia, pjaunam medžius ir garbinam paminklus kažkokius tai. O dabar ką mes garbinam tos paminklus? Noreika, nei aš jo pažinau to Noreikos, nei ką. Ir dabar vat yra pasirodavo visas didžiausias straipsnis apie Noreiką, kad rašoma yra, kad rašau su tikslu išreikalauti, kad Lietuvos valstybė vienareikšmiškai pasmerktų Joną Noreiką. Tai reiškia, vieni reikalau, kad... Tai palaukit, dar vieną dalyką pasakysiu. Dar labai svarbu, prieš tą pamiršau, jums biškį nesuvedžiau iki galo visko, dabar va suvesiu dar vieną dalyką. Tuoj dar vieną jums parodau tekstą. Pažiūrėkim dabar man čia. Ar profesorius Vytautas Radžvilas gautų Hitlerio paveikslą už jo gerai atliekamą akciją?
Matot, kai įvyka tas visas, kaip iš viso čia kažkokia lenta, ar kas čia buvo sudaužyta, Dominikai, paminklas, nu, ta lenta, kai jau buvo sudaužyta ir tada visi kažkaip, nu, reiškia, reakcija vyksta. Ir kiekvienas turi savo reakciją. Va dabar, va, pavyzdžiui, pažiūrėkim Radžvilos va reakciją ir jo reakcija. Radžvila, tarp kitko, čia yra toksai Jono Noreikos toksai va įsakymas, kurį mes irgi panagrinėsim, nes jisai buvo pažymėtas numeriu 322, po to mes panagrinėsim, ką reiškia skaičius 322. Gerai, važiuojam dabar toliau. Ir vat yra čia dabar Vytauto Radžvilo komentaras apie tą įvykį. Žvelgdami į tą tuščią vietą ant sienos, kur kabojo Lietuvos didvyriui pagerbti skirta atminimo lenta, supraskime, kad jeigu nesitelksime ir tylėsime, tokia pat tuščia vieta liks iš Lietuvos valstybės. Aš daugiau nebeskaitysiu jau. Man užtenka ir to. Aš nesuprantu, Lietuvos valstybė yra ta lenta, kur suduža, ar kas čia yra, aš nesupratau. O tai palauk, Lietuvos valstybė nėra Lietuvoje gyvenantis, lietuviškai kalbantis žmonės, kurie turi savo gamtinius išteklius. Tai aš nesuprantu, aš noriu paklausti klausimą, kas yra Lietuva, kas yra lietuvis ir kas yra mūsų vertybės. Čia mūsų vertybės yra kažkokie paminklai, komunistiniai, fašistiniai, nu aš tai sakau, aš nepriklausau nei komunistam, nei fašistam. Nu, tai mano vertybė nei viena, nei kita yra, supratot? Nu. O čia jisai sako man, kad į tą tuščią vietą ant sienos, maždaug jeigu nelika tuos, tai neliks Lietuvos. Aš nesuprantu, ką ten tau Lietuva buvo. Radžvilai, tu nori pasakyti, kad tau Lietuva yra ten toj sudaužytoj toj lentuoj. Man tai Lietuva yra Lietuvos žmonės ir visi ištekliai gamtos, kuriuos pjaunami yra, dabar naikinama yra, Lietuva yra naikinama. Yra pjaunami Lietuvos gamtą medžiai masiškai. Kodėl Radžvilas nesako, kad tuoj neliks Lietuvos, tuščia vieta liks? Radžvilai. Kodėl nesakai, kad tuoj tuščia vieta liks, nes išpjaus visus medžius? Tau reiškia svarbiau yra ta lentelė, ne? Tu galvoji, kad Lietuva yra lentelė, Radžvilai. Va dabar tu tokią gėdą turėsi prieš visus žmonės Lietuvos. Supratai, kaip tave paprastai čia, labai paprastai, čia nešmeižims yra, Radžvilai. Jūs supraskite tokį dalyką. Jūs bandot paversti vertybės. Plakatai jums labiau yra svarbiau už ąžuolą. Linkėjimai. Nu, lietuvė. Aš esu lietuvis. Nu. Dominikai, kas tu esi? Lietuvis. Biškė, čia va, ateik. Žiūrėkit, aš jums parodau, kas yra Lietuva. Žiūrėkit. Nu. Dominiks, o ne? Va, Dominiks. Pasisėk. Nu, sveiki. Nu, kas yra Lietuva? Tau, kas yra Lietuva tau? Man kas yra Lietuva? Nu. Man yra Lietuva, kaip ir tu labai gerai pasakėjai, tai yra, gamta, mes visi, lietuviai, visa ta, lietuvio, ta tokia, energetika, aš nežinau. Mūsų rūšis, nu kaip pasakyti, mūsų rūšis, lietuviai, kurie turi savo kalbą, gamtinius išteklius, savo plotą ir jie čia gyvena, turi savo įpročius, gal sakytų, gal cepelinai, ne cepelinai, ne cepelinai, cepelinai kažkas jau buvo prikė, bet tas, suprantat, nu kaip sakant, nu lietuviai, mes esam, žiūrėkit, mes broliai lietuviai esam. Jūs norit pasakyti, kad mes esam ne Lietuva, nu tipo, kai mes visi sueinam į vieną krūvą, tai ir mes esam ta Lietuva. Ar jums tas plakatai yra Lietuva? Ar jums tie paminklai yra Lietuva? Paklaus, tau paminklai yra Lietuva? Ar mes esam? Ar jums paminklai yra Lietuva? Nu aš nežinau, nu man tai iš viso, čia juokinga situacija, iš tikrųjų, kad mes diskutuojam apie tai. Nu, nes aš ne, nu tai žmonės, nu, ne gėda yra, nu, ką? Man, pavyzdžiui, man yra, nu, tiesiog gėda, gėda yra už, nebemata, kas yra tikroji vertė, tai netikroji vertybė yra tie žmonės, tie lietuviškai kalbantys žmonės, atliekantis gerus darbus. Nu, mūsų vertybė buvo laukiniai ryžiai, nu, jie marokiečiai augin pasivogė, nu, mūsų vertybė yra sanskritas, lietuvių kalba, kur indusai garbint tą sanskritą visą, dėl ko jie garbint, nu, istorijas nežinot. Nežinot, kas yra vedos, dėl ko lietuviškas žodis veda, ne. Nu, lietuviškai, čia yra visa ta kultūra. Kodėl apie tai nieks nekalba? Kodėl kalba visą apie tą savo lentelės visokias? Paminklus tuos.
Nu, Nu, savo lentelę. savo lentelės jie. Paminklus jie čia garbins, visokius lentelės garbins. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, aš esu lietuvis ir aš dabar jau nebesuprantu, kas tas Noreika buvo, nes vieni sako man taip, o kiti man sako taip. Nu, o mum kaip lietuviam, eikit su savo tom visom lentelėm tik tai. Atsiboda man. Nei man svarbu, kad ten jinai kabėjo, nei man svarbu, kas ją nudaužė. Supratot? Nes gyvenims nuo to nei pagerėjo, nei pablogėjo nuo jūsų lentelės. Suprantat, nustokim medžius pjauti. Medžius pjau nieks niekada ten. Žmonės tik tais, va ta, o valdininkas nors vienas, jie už medžius kovota, yra nors vienas, kuris iš tikrųjų už tą Lietuvą eina, ne už tą savo lentelės. Ir tą savo ego pasitvarkykit čia. Jūs čia egoistai. Žiūrėkit, parodysiu, kaip egoistai, va. Labai viską paprasta jums parodyti, žiūrėkit. Nu va. Čia vat, tuoj. Čia vat yra, kai pastatė, kaip suprantu, ten tą visą paminklą ir atėjo vat jį pagarbinti. Ir va čia vat yra to paminklą, pastatė ar tą lentelę uždėrė, čia va susirinka tie. A tai kas čia susirinka su tom visom beretėm čia? Lietuviai ar kas čia? Nu, aš klausimus užduodu, aš nežinau, aš klausiu, kas čia jie tokie vat yra, vat jie visi čia, kurie čia vat pasidėta savo paminklą. Klausimus. Aš esu lietuvis. Nu, lietuviškai kalbantis. Mano močiutė lietuvių kalbos mokytoja. Nu. Tikroji vertybė man yra Lietuvos ištekliai ir Lietuvos vat, žmonės, kurie, va, viskas. O kas čia yra? Centralinį komitet KPSS. Prisimena tokį? Taigi viską prisimenu, nu. Kas ten buvo, dėl ko mane norėjo rusiškai mokyti? Iš pradžių. Tėtis dar ten už mane ėjo, nu. Man atrodo, jaučiau viską ir, kaip sakant, ir pasakiau jau su to pasakymu. Aš nebenoriu ten daugiau nagrinėtų. Galima, norit, jungsiu vieną nuotraukėlę, išjungsiu kitą, jungsiu nuotraukėlę. Pavyzdžiui, va tas, kur Radžvilo va tekstas va buvo, ne? Tu aš jums parodysiu tą dalyką. Žiūrėkit, aš jums perjungiu va dabar, va. Ir yra va ten toks va Šiauliai 1941 spalio mėnesio 1 dieną visiems Šiaulių apskrities valsčių viršaičiams ir antrųjų miestų burmistrams nuorašas nuovadų viršininkams sužinoti. Ir va tas va Šiaulių apskrities viršininkas. Ir jis išduoda tokį lapą, kurio skaičius yra 322. 322. Va ten, va, matos 322. Man kažkaip pat. Va, išmečiau tą jums parodyti. 322. Ir dabar va aš neutraliai paduodu jums informaciją. 322. Iš karto žinau, nes aš labai daug žinių turiu, su kuo asocijuojas man 322. Ne su kuo man asocijuojas, o 322. Gerai, važiuojam į priekį. Skull and Bones 322. Genesis 322 perskaitysiu angliškai. And the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. Dabar vat esmė. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Jiem tai yra problema. Man tai nėra problemos. Aš esu amžinas. Ir aš know good and evil. Aš žinau gėrį ir blogį. Pažįstu. Bet aš pasirinkau gėrio kelią. Gėrio kelią aš pasirinkau. Iki kitų susitikimų.